tuos žmonės, kurie Lietuvių fondą tvarko iš tikrųjų. Tai būtent visi gavom šitus leidinėjimus. Jau keli metai tie leidiniai pasirodo kiekvieną kartą vis daugiau informacijų juose būna. Aš manyčiau, kad turime ypatingai padėkoti ponui Želviui, ponui Kaziui Barzdukui, jų talkininkams, kad jie Lietuvių fondo pranešimus taip kruopščiai paruošia ir mums labai aiškiai išdėsto. Čia viskas surašyta. Tai ačiū ponui Želviui, ponui Barzdukui. Tikrai, kurie mes dirbame fonde ir užtikrino jums, kad reiškia pono Barzduko ir pono Želvio darbai ir jų duomenys nieko nesiskiria nuo pačių geriausių įstaigų, kurie naudoja modernius kompiuterius ir tą atlieka daug greičiau. Todėl tikrai jiems priklauso didelė padėka fondo visų, sakyčiau, ir valdybos ir tarybos narių, o taip pat, sakyčiau, kiekvieno fondo nario, nes ką jūs matot ir tos skaitlinės yra padarytos ir pagamintos tikrai su dideliu nuoširdumu ir dideliu profesionališkumu. Toliau manęs prašė daktaras Ambrozaitis, kad papildyti jo pranešimą aš leisčiau pasisakyti daktarui Dainauskui, kuris nori pakalbėti Lietuvos istorijos reikalų. Gali būti, gal reikėtų fondui paaiškinimų duoti, todėl, kad iki šiol tai buvo tik bendrom frazėm kalbama.